Nu ką, tai sveikinu bendruomenę ir labai džiaugiuosi, kad šiandien galiu su jumis tęsti tai, ką labiausiai mėgstu, tai švento rašto studijas ir ruošiaus vakar, pabaigiau šįryt, o kas iš to išėjo, dar neaišku, ką dvasia leis prabilti. Ir mes esam 27 apaštalų darbų skyriuje, o tai yra du paskutiniai, 27 ir 28. Tai šiandien mes perkalbėsim 27 skyrių, o su kita bendruomenė, žinau, jau rugpjūčio mėnesį perkalbėsiu 28. Ir taip šią vasarą busim pabaigę 3 metus užtrukusias apaštalų darbų knygos studijas. O dabar prašysim Darių, kad mums perskaitytų tą 27 skyrių ir jame yra pagrindas, kad apaštalas Paulius iš Cezarėjos, kur jį norėjo nuteisti, bet neteisingai, ir jis pareikalavo, kad jį teistų kaip Romos pilietis imperatorius Cezaris, jis dabar vyks iš Cezarėjos, šventoji žemė uosto, į Romą. Ir ta kelionė pilna bus nuotykių čia, ojojoj, tai pat išgirsime, kaip jis atvyko iki Maltos. Tai visas 27 skyrius. Klausom. Paulius gabenamas į Romą. Kai buvo nuspręsta, kada išplaukti mums į Italiją, Paulius ir keli kiti kaliniai buvo perduoti Augusto kohortos šimtininkui vardu Julijui. Mes įlipome į Adramitijos laivą, kuris turėjo plaukti Azijos pakrantėmis, ir netrukus leidomas į kelionę. Su mumis buvo makedonietis Aristarchas iš Tesalonikos. Kitą dieną atplaukėme į Sidoną. Julius draugiškai elgėsi su Pauliumi, leido jam aplankyti bičiulius ir šie juo pasirūpino. Iš ten mums teko buriuoti Kipro užuovėje, nes pūtė priešiniai vėjai. Perplaukę jūrą ties Kilikija ir Pamfilija, mes atvykome į Lykijos miestą Myrą. Tenai šimtininkas surado Aleksandrijos laivą, kuris plaukė į Italiją, ir persodino mus į jį. Daug dienų plaukėme palengva ir vargais negalais atsiradome ties Knidu. Kadangi vėjas kliudė priplaukti prie kranto, plaukėme Kretos priedangoje, Salmonės kyšulio kryptimi. Vargingai jį aplenkę atvykome į vietovę, kuri vadinasi Gražioji prieplauka, netoli Lasėjos miesto. Prabėgo daug laiko ir laivyba tapo pavojinga, nes jau buvo pasibaigęs rudens pasninko metas. Paulius juos įspėjo: vyrai, aš numatau, jog šis plaukimas bus grėsmingas ir pražūtingas ne tik kroviniams bei laivui, bet ir mūsų gyvybėms. Tačiau šeimininkas labiau tikėjo vairininku ir laivo savininku negu Pauliaus įspėjimais. Kadangi uostas nebuvo tinkamas žiemoti, daugumas nusprendė iš ten plaukti toliau, kaip nors pasiekti Feniksą, Kretos uostą, atvirą į prievakarius ir šiaurės vakarus, ir tenai žiemoti. Papūtus lengvam pietų vėjui, jie tikėjosi įvykdyti savo sumanimą ir pakėlė inkarą, leidosi pirmyn palei Kretos krantus. Bet greitai nuo salos pusės pakilo viesulas, vadinamas šiaurryčiu. Jis pagavo laivą, nepajėgusi jam priešintis, ir mes turėjome jį leisti pavėjui. Kai mus nešė pro salelę vardu Kauda, mes tik vargais negalais išsaugojome gelbėjimo valtį. Kai ji buvo užkelta, jūreiviai ėmėsi stiprinti laivą ir apjėsė jį virvėmis. Kad nepakliūtume ant Sirto seklumų, jie nuleido bures ir taip plaukė toliau. Mus baisiai vargino audra, todėl rytojaus dieną teko užmesti į jūrą dalį krovinio. Trečią dieną jūrininkai savo rankomis išmetė kai kuriuos laivo įrenginius. Ilgą laiką nematydami nei saulės, nei žvaigždžių, smarkios audros plaškomi, mes galiausiai praradome bet kokią viltį išsigelbėti. Žmonės jau ilgą laiką nieko nevalgė,
Paulius priėjo prie jų ir tarė: vyrai, reikėjo paklausyti manęs ir neplaukti nuo Kretos į jūrą. Būtų išvengta pavojų ir nuostolių. Tačiau ir dabar patariu nenusiminti. Niekas iš jūsų nežus, tik laivas. Šią naktį man apsireiškė angelas Dievo, kuriam aš priklausau ir tarnauju, ir pranešė: nebijok, Pauliau, tu privalai stoti prieš Ciesorių. Todėl Dievas tau dovanoja visus, kurie su tavimi plaukia. Tad vyrai, drąsiau, aš tikiu Dievu, kad taip ir įvyks, kaip man pasakyta. Mus išmes į kokią nors salą. Kai buvome svaidomi Adrijos jūroje, 14 naktį apie vidurnaktį, jūreiviams pasirodė, kad artėjame prie sausumos. Jie išmetė grimzlę ir nustatė 20 jūros sieksnių gylį. Išmatavę dar kartą, berado 15. Bijodami užšokti ant povandeninių uolų, jie išmetė iš paskuigalio 4 inkarus ir ėmė laukti aušros. Jūreiviai mėgino pabėgti iš laivų. Jie nuleido jūrą gelbėjimo valtį, neva norėdami išmesti inkarus laivo priešakyje. Paulius įspėjo šimtininką ir keleivius: jeigu šitie nepasiliks laive, jūs neišsigelbėsite. Tada kareiviai nukapojo valties virves ir leido jai nukristi į jūrą. Dar nepradėjo švisti, Paulius paragino visus valgyti, sakydamas: šiandien jau 14 diena, kaip jūs laukite nevalgę, nieko burnoje neturėję. Todėl aš jūs prašau valgyti, to reikia jūsų išsigelbėjimui. Nė vienam jūsų nenukristi nė plaukas nuo galvos. Tai pasakęs, jis paėmė duonos, visų akivaizdoje padėkojo Dievui, laužė ir pradėjo valgyti. Tuomet visi pralinksmėjo ir ėmėsi valgio. Laive iš viso buvome 276 žmonės. Pavalgę jie palengvino laivą, išmesdami jūran javus. Rytui išaušus jūreiviai negalėjo pažinti žemės. Tik tai pastebėjo nedidelę įlanką, lėkštais krantais, į kurią, jei bus įmanoma, jie nutarė pasukti laivą. Nupjovė inkarus, paliko juos jūroje, atleido vairo diržus ir iškėlė prieš vėją priekinę burę, leidosi į krantą. Atsidūrė prie seklumos. Jie užšokdino ant jos laivą. Priekis liko tvirtai įsmigęs, o paskuigalis ėmė irti nuo smarkios mūšos. Tuo metu kareiviai sumanė išžudyti kalinius, kad kuris išplaukęs nepaspruktų. Bet šimtininkas, gelbėdamas Paulių, sutrukdė jų sumanimą. Jis įsakė, kad mokantys plaukti, pirmi šokti į jūrą ir plauktų į krantą, o kiti tai padarytų, kas ant lentų, kas ant laivo nuolaužų. Šitaip visi išsigelbėjo ir pasiekė žemę. Išsigelbėję sužinojome, kad sala vadinasi Malta. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Tai nieko savo Dievo žodis, ar ne? Ir aš kai ruošiausi, tai supratau, kad čia jūrininkui, kuris išmano laivybą ir bures, ir visokius ten vėjus, ir visa kita, tai čia puikus 2000 metų senumo archyvinė tokia medžiaga, kaip kas kur vyksta, ir aš dalies dalykų net nesuprantu, bet ką suprantu, tą pasidalinsiu su jumis, nes galų gale čia ne apie jūreivystę yra. Čia apie tai, kaip Dievas veikia Pauliaus gyvenime ir kaip jis panašiai veikia mūsų, gelbinčiai ir mylinčiai. Taigi mes jau sakėm, kad Paulius yra suimtas, jis jau išbuvo 2 metus kalėjime Cezarėjoj, niekas nesikeičia, jisai pakankamai privilegijuotas kalinys, jį gali lankyti kiti krikščionys, jis gali jiem perduoti įvairius žodžius ir pamokymus ir visa kita, tik negali taip laisvai judėti, nes dar nėra įvykęs teismas, nesvarbu, kuo įkaltina žydai, bet romėnų valdžia yra įsitikinus, kad Paulius nėra kaltas. Tačiau Paulius šaukėsi Ciesoriaus, šaukėsi imperatoriaus, nes yra Romos pilietis ir tai tampa galimybė Pauliaus žinią perkelti iš provincijos į sostinę, į centrą.
Vienu atveju, kai turi kažkokią žinią, turėti kuo daugiau viešumo, tuo geriau. Kitu atveju, kuo daugiau centre, tuo ta žinia gali susilaukti ir nesusipratimo, ir priešiškumo. Taigi Paulius atlieka misiją, kad jis kaip žinios Evangelijos skelbėjas turės didesnę, platesnę auditoriją, bet kuo didesnė auditorija, tuo gali būti ir didesnis pasipriešinimas. Nors pasipriešinimo Pauliui užteko Evangelijai ir namuose. Ir Jeruzalėje jo bendro tikėjimo, žydų tikėjimo, judaizmo išpažinėjai nori kokiu nors būdu eliminuoti arba sunaikinti. Bet Dievo planas yra, kad Paulius atsidurtų sostinėje, atsidurtų Romoje ir prasideda kelionė ir ta kelionė šiandien, jeigu reikia kalinį pergabenti, tai ar lėktuvą pasamdo, ar traukiniu, ar kažkokiu konvojum, priklausomai nuo atstumo pervežė. O šituo atveju buvo vienintelis jūrų kelias, kuriuo buvo galima pasiekti Romą. Bet ir negalima. Kai buvo nuspręsta, kada išplaukti mums į Italiją, Paulius ir keli kiti kaliniai buvo perduoti Augusto kohortos šimtininkui vardu Julijus. Taigi reikia į Romą, reikia kalinį palydėti pas imperatorių. Ir šitoj vietoj mes žinom, kad Apaštalų darbų knygos autorius, be dieviškojo autoriaus, žemiškasis autorius yra kas? Kas parašė Apaštalų darbų knygą? Lukas. Kad Lukas keliauja kartu su Pauliumi, Lukas, nes jeigu jis nekeliavo, iš kur žinoti, kur kas vyko ir kaip vyko ir taip toliau, taigi Lukas užrašė šituos žodžius, yra šitų įvykių dalyvis ir jis yra Pauliaus palydovas, kaip ir vėliau minimas Aristachas iš Tesalonikos. Taigi Paulių kalinį lydi du jo nekaliniai, bet du jo bendrininkai arba bendrakeleiviai, mokiniai, kurie nepalieka Pauliaus vieno ir stengiasi būti su juo, kad jam galėtų tinkamai patarnauti, ar jį apsaugoti, ar kažkaip kitaip. Supraskite, nuteistas tai yra vienas, bet bendruomenė, tikinčiųjų bendruomenė, mokiniai, Kristaus mokiniai, nieko stengiasi vieno nepalikti ir Paulius ir Aristachas Lukas ir Aristachas lydi Paulių į šitą teismą Romoje. Kartu keliauja ir kiti reiškiasi kaliniai, bet mes apie tą dar šnekėsim. Į Italiją. Nesako į Romą keliauja, į Italiją. Kodėl ne į Romą? Nes arčiausias uostas prie Romos yra Ostija, Ostijos uostas, 30 km nuo Romos miesto. Roma nėra uostamiestis, Roma yra žemynė. Ir į Romą galima pasiekti iš Ostijos uosto, iš vakarinės dalies Ostijos per Tiberio upę. Nes ten Ostijos uoste išeina Tiberio upės delta. Taip kaip pas mus reiškiasi ten prie Klaipėdos yra Nemuno delta. Tai lygiai taip pat ir Tiberio upės, kuri teka per Romą, ir dabar ji teka, ir tie tiltai yra, ir visa kita, jinai išteka į Viduržemio jūrą Ostijos uoste. Ir kas nežinote, su Ostija yra susijęs šventasis Augustinas, nes Ostijos uoste mirė jo motina Monika. Ir Monika yra palaidota Ostijos uoste. Augustinas, mes žinome, iš Kartaginos yra, taigi jis Romą pasiekdavo, perplaukdamas Viduržemio jūrą, išlipdamas Ostijos uostą ir tada 30 km ar pėsčiomis, ar su kokiu mulu, ar arkliu, ar karieta, keliaudamas link Romos. Tačiau Ostija nebuvo pagrindinis uostas Romos, tai buvo toks uostelis, į kurį ten, jeigu jau kas gali, atplaukia. Pagrindinis uostas buvo Puteoli vadinosi, Puteoli. 240 km į pietryčius nuo Romos. Tai atplaukus į Italiją, dar yra 240 km pasiekti Romos miestą. Taip, vėl mes galime suprasti, šiandien mums atrodo truputį paprasčiau, bet tais laikais nebuvo taip paprasta pasiekti imperatorių. Kodėl Roma yra ne prie vandens?
kodėl jinai yra ten, kur yra, tai ten Romos visokios legendos, bet lygiai taip pat suprantam, kad mūšio arba gynybos metu geriau, kad centras būtų kaip galima giliau sausumoje, kad nuo jūros, su patrankom ar su kariuomenė atplaukiančia būtų galima kuo ilgesnis atstumas, būtų ginamas, kol bus pasiekta sostinė. Tai čia visokių čia galima žiūrėti ir karybos, ir visokių kitokių dalykų. Vienu laivu iš Cezarėjos, kuri yra Viduržemio jūros rytinėje dalyje, pasiekti Romą, kuri kaip Batas, mes žinome, Italija yra kaip Batas, Viduržemio jūros beveik vidurys, ir dar reikia ją pasiekti iš kitos pusės, reiškiasi. Tai vienu laivu nepasiekiama Italija, reikia persikelti, todėl plaukiama iki Myros, ir Myroje surandamas kitas laivas, mes dar girdėsim, Aleksandrijos laivas, kuris plaukia į Italiją, ir į jį persėdama. Taigi Paulius vyksta į Romą, į Italiją su persėdimu. Iš laivo į laivą, netgi su ne tuo pačiu laivu. Jis vyksta su kitais kaliniais, ir mes žinome, kad Romos pilietis yra jis ir Julijus šimtininkas, daugiau laive tikriausiai Romos piliečių nebuvo. O ką kiti kaliniai iš Cezarėjos, kodėl jie yra gabenami į Romą? Todėl, kad jie jau yra ne kaliniai, o jie jau yra nusikaltėliai, jie yra kriminaliniai nusikaltėliai, jie jau yra nubausti, ir jie gabenami į Romą, kad būtų panaudoti gladiatorių kautynėse, kad juos galima būtų viešai nužudyti arenoje, ar žvėris sudraskytų juos, jie taptų kaip žaidimo dalis, jie pasmerkti mirčiai, kad Koliziejuje susirinkusi 150-200 tūkstančių minia romėnų piliečių duonos ir žaidimo galėtų pasidžiaugti, kaip kriminaliniai nusikaltėliai yra arba gladiatorių nužudomi, arba žvėris juos sudrasko, nes minia mėgsta kraują. Kas ten yra su ta minia? Ji mėgsta kraują. Ir šiaip žmonėse kažkaip tai kartais toks keistas kriminalinė kroniką skaitom, siaubo filmą žiūrim, reiškiasi visokius kitokius, reiškiasi yra kažkoks žavesys arba vos nelinksmybės dalis kažkieno tai pražūtis ar nelaimė. Man visada stebina, kai mūsų Facebook'ose ar kur kitur yra tie, reiškiasi, juokeliai žmonių nelaimių. Ar tai trenkėsi, ar kažką įvažiavo, ar kažkur nukrito, ir tada toks užkulisinis juokas. Man tai per nervų sistemą eina, galvoju, tai žmogus šitaip, žinai, susižalojo ten į kažką O čia parodo tą nesėkmę kaip pramogą. Yra, kas žiūri tokius vaizdelius kaip pramogą. Va, žiūrėk, kaip kitam žmogui nepasisekė. Tai mes turim sekti, kad nesimėgautume kartais, nepadarytumėm pramogos iš kito nelaimės. Lydė šimtininkas, reiškiasi Julijus, jeigu šimtininkas, tai jisai yra 100 karių prižiūrėtojas, ar tikrai lydėjo 100 karių, nebūtinai, lydėjo tikriausiai mažiau, bet jis, kai jau normaliom sąlygom, jo pareigos yra vadovauti 100. Augusto kohortos, tai toks dalinys, Romos imperijos karinis dalinys, aš nepasigilinau, kažkur anksčiau buvo šnekėta, kiek ta kohorta sudarė, reiškėsi karių, bet buvo kaip batalionas, sakykime, ne divizija, kažkoks batalionas, Sirijoje dislokuotas Romos imperijos kariuomenės, ir šimtininkas buvo tos kohortos, Augusto kohorta Augustiana, reiškėsi karininkas. Lydi kalinius, bet nėra laivo vadas. Jis yra konvojaus viršininkas, bet priemonė, kuria vykdomas konvojavimas nusikaltėlių, arba šiuo atveju ir Pauliaus, nėra jo nuosavybė. Jis tik tai gali pareikalauti, panaudoti kažkieno transporto priemonę, ar laivą, ar ką nors kitą, ar maistą, ar drabužius, imperijos vardu, imperatoriaus vardu, imperijos reikmėms. Reiškiasi,
reikia ir galiu paimti. Taip ir kaip karo metu, kariuomenė gali arklius paimti, gali maistą paimti, gali žmonės paimti. Reiškia valstybės gynybai arba ten kažkokiam tikslui. Toliau. Mes įlipome į Adramitijos laivą, kuris turėjo plaukti Azijos pakrantėmis ir netrukus leidomės į kelionę. Su mumis buvo makedonietis Aristachas iš Tesalonikų. Arimatijos uosto laivas. Uostai, kaip turėjo savo laivus. Reiškia, laivas turi turėti savo namus, savo tėviškę. Kas yra jo kilmė, iš kur kur yra jo namai. Jis keliauja, aišku, visą kitą, bet turi grįžti į savo namų uostą, nes tai yra to uosto nuosavybė, ten yra kaip automobilio garažas kažkoks. Tai šitas laivas buvo Adramitijos uosto laivas ir lydi Paulių, kaip sakėm, Aristachas palydovas. Aristachą Paulius mini laiške Kolosiečiams 4 skyrius 10 eilutė ir Filemonui 24 eilutė. Ir tai, kad Paulius gali turėti net 2 palydovus, Aristachą ir Luką, sako, kad jis yra gerbtinas kalinys. O jeigu jis gerbtinas kalinys, jis plaukia ant denio, o ne laivo dugne. Jis ant viršaus, mato kokie įvykiai, visa kita, o ne ten. Ir galimai, kad tie kaliniai buvo dar prie irklų pririšti, kad jie prie to pačio dar ir prisidėtų prie laivybos, reiškia, reikalų. Toliau bus truputį lengviau, čia įžanga. Kitą dieną atplaukėme į Sidoną, Julijus draugiškai elgėsi su Paulium, leido jam aplankyti bičiulius, o šie jo pasirūpino. Taigi atvyksta į Sidonos uostą, tai senųjų finikiečių uostas, ir miestas, Sidono miestas, kuris garsus stiklo gamyba ir purpuro dažymu. Mes iš Sidonijos, reiškia našlė Sidonijos Sareptoje, yra Evangelijoje paminėta. Tai yra šiaurinė dalis. Jeigu į viršų kylam Šventosios žemės, tai mes patenkame virš Galilėjos ežero į finikiečių žemę ir ten yra Sidonijos uostas. Cezarėje reiškia aukštyn, jie plaukia taip pat aukštyn. Ir garsi vieta stiklo ir purpuro. Ir čia leidžiama Pauliui išlipti ir aplankyti draugus. Tai kokius jis ten draugus turi? Tai ten krikščionys jau yra. Jau Paulius ten yra keliavęs ir ten jau yra krikščionių bažnyčia. Ir Paulius gali juos aplankyti, juos pastiprinti, o jie jį pastiprinti ir sušelpti. Kalinys reiškiasi, reikia maisto įdėsim, drabužių įdėsim tavo palydovams, kelionė iki Romos ten kokie 2 mėnesiai, gal ir ilgiau, neaišku, kaip jums seksis, kad jums nieko nepritrūktų, tai bendruomenė pasirūpina. Ir čia man prisimena kažkoks geras darbas kūnui. Yra toks dalykas, ar ne? Ja. Kalinį aplankyti, išalkusi pagirdyti, ligonį ten aplankyti, kalinį aplankyti, nuogą aprengti, ten sušelpti ir taip toliau. Tai bendruomenė praktikuoja savo krikščionišką tikėjimą per artimo meilę. Labai akivaizdžiai artimo meilę. Ir pirmiausia, kas žavėjo pagonį žvelgiant į krikščionis, į tą tarsi naujo tikėjimo sektą ar grupę, pažiūrėk, kaip jie myli vienas kitą, kaip jie rūpinasi vienas kitu. Nes pagoniškam pasaulyje nebuvo artimo meilės. Buvo, ką gali išnaudoti, kuo gali pasinaudoti. Jeigu tu nesi kieno nors vergas, tai kas yra tavo vergas? Pagoniškas pasaulis buvo toks, kuris bandė arba tu kam nors vergauji, arba tau kas nors vergauji. Labai panašu kaip ir mūsų dabar. Reiškia, korporacinė sistema, visa kita. Dabar mes vaidinam, kad mes esame laisvi, bet, jeigu taip labai pasigilinsi, tai tos laisvės per daug nėra. O dar mažiau yra artimo meilės. Tokios, vienu žodžiu, nesavanaudiškos artimo meilės ir rūpesčio vienas kito. Ir čia vėl didžiulis minusas demokratiniam valstybėm, kada artimo meilė iš bendruomenės, iš žmonių rankų yra perdodama valstybei. Valstybė dabar turi rūpintis visais vienišais, apleistais, nelaimingais, į priklausomybės paskendusiais, iš kalėjimo išeinančiais ir taip toliau. Valstybė, o tai mes kur? Kas mes esame? Tai mes savo jau šalia gyvenančiais jau nebesugebam pasirūpinti. Nei bažnytinė bendruomenė, taip, mes turim karitą, mes turim daug visokių
O valstybė pagaliau, bent jau Lietuvoje atsitokėjo, ir aš jau prieš keletą metų žinau tą, kad valstybė suprato, kad jinai gali sutvarkyti teisinę bazę, jinai gali, reiškiasi, lozungus surašyti, teoriją, kad reikia visais pasirūpinti ir visiems užtikrinti, bet ji negali to atlikti. Ta gali atlikti tik žmonės. Ir dabar socialinė valstybės politika yra kuo daugiau visų, reiškiasi, tarnysčių perduoti ne valstybiniam įstaigom ir organizacijom. To nevyriausybiniam, kad jos galėtų globos namus turėti, senelių namų, dar visokias ten paslaugas teikti, lankyti ir taip toliau. Tai čia ne tai. Ir kitas dalykas, aiškiai. Parašiau, kai į Sibirą vežė žmonės, tai dalis jų liudija, kad stotyse jie sulaukdavo pagalbos. Reiškia, sustoja traukinys ir jiem per langelį ir per kažkur žmonės bandydavo įmesti ar kažkokio maisto, ar kažkokių kitokių dalykų. Tas pats buvo su žydais, kai juos vežė į koncentracijos stovyklas. Tai jūs įsivaizduokite, vyksta nelaimė, vyksta žmonių trėmimas ir visa kita. Kažkas vietoj to, kad slėptųsi ir bėgtų, bando, reiškiasi, padėti tiems nelaimėliams, kurie pro juos važiuoja ir taip toliau. Čia tokia egzotika, čia visa kita. Aš tai nežinau, ar aš taip daryčiau. Aš tikriausiai krūmuose sėdėčiau ir žiūrėčiau, ar jau pravažiavo visi tie nelaimėliai ir ar man panašiai negrėsia. Tai vat truputėlį kažkas pakitę yra mūsų visuomeniai. Šiandien tiek daug, aš manau, drąsuolių nebūtų. Tada žmonės kažkaip, labiau atjausdavo vieni kitus, labiau kažkaip tai, suprato, o šiandien labai daug tokios, bet matysime, kad tas toks savisaugos arba savanaudiškas elgesys, kad jis net ir čia yra pasikartojantis. Kodėl šimtininkas išleido dar Julijus Paulių ten su draugais į krantą ir taip toliau? Todėl, kad tegul Pauliaus draugai pasirūpina Pauliaus ir jo bendru maistu ir drabužiais. Jis gabena Romos pilietį. Tai bele kokios ryžių ten jam košės nepakiši kiekvieną kartą, kaip visiems kitiem. Kiti tie kriminaliniai, kad ir numirs ar iš bado ar dėl ko nors kito, tai mat juos galą, žinai, jie jau yra nuteisti. Bet čia dar neaišku, kuo gali baigtis. O šimtininkui, kaip reiškiasi konvojaus vadui, teko atsakomybė, reiškiasi, maistą parūpinti, drabužį parūpinti ir visa kita. Tai jis išleidžia Paulių pasitikėdamas, kad Paulius nepabėgs, kad jam nereiktų dirbti. Žinau, tas gerumas ir jis visada turi tokius žinai, aš tau geras, bet iš tiesų ir man gerai. Ir man gerai. Nėra niekada tokių vien grinų tokių intencijų. Iš ten mums teko buriuoti Kipro užuovėje, nes pūtė priešiniai vėjai. Perplaukė jūrą ties Kilikija ir Pamfilija, mes atvykome į Likijos miestą Myrą. Tenai šimtininkas surado Aleksandrijos laivą, kuris plaukė į Italiją ir persodino mus į jį. Myros uostas yra grūdų uostas. Ir jau, reiškiasi, jau jie atkeliavo iki šitos Myros, jau jie keliavo 15 dienų, panašiai, pusę mėnesio. Per Myros uostą į Italiją, į Romą keliavo grūdai iš Egipto. O Egiptas parūpindavo 3 dalį metinių Romos grūdų. Egiptas parūpindavo. Ir šiandien grūdai yra pasaulio kraujas. Šiandien mes žinome, kas dėjosi dėl to, kad Rusija nepraleido Ukrainos grūdų, Rusija pardavinėja savo grūdus, nes ir šiandien vis dėlto mes ten aiškinamės telefonais ar kažkokiam kitokiam priemonėm ir progresais, o pasauliui reikia valgyti. Ir pats pigiausias maistas yra kviečiai. Pats pigiausias maistas. Jis maistingas, jis visa kita. Mums kviečiai tapo priešas, todėl kad mes turime maisto perteklių ir mes nebesuvaldom angliavandenių ir jų nebesudeginam ir visa kita. O badaujančiam pasauliui angliavandeniai yra jų energijos ir jų išgyvenimo šaltinis. Reiškiasi, ir tada Roma
miestas, milijoninis miestas, 10 milijonų panašiai, užsitikrindavo, reiškėsi, maistą iš Egipto. Tai laivai plaukė nesustojamai. Tada, kada jie galėjo plaukti, nes ne visus metus laivai galėjo plaukti. Taigi reikėjo užsitikrinti, ne visi laivai pasiekdavo, atsitikdavo ir kitų nelaimių. Taip, kad vėl gražiai mums primena, kad pasaulis per daug nepasikeitė. Šimtininkas rado laivą iš Aleksandrijos į Romą gabenantį grūdus. Ir ta kelionė užtruktų 1,5 panašiai mėnesio. Tai jis Myros uoste rado laivą, kuriame galėjo pareikalauti, kad būtų gabenama ir kaliniai. Toliau. Daug dienų plaukėme palengva ir vargais negalais atsiradome ties Knidu, kadangi vėjas kliudė priplaukti prie kranto, plaukėme Kretos priedangoje Salmonės kyšulio kryptimi. Vargingai jie aplenkę atvykome į vietovę, kuri vadinasi Gražioji prieplauka, netoli Lasėjos miesto. Pakol kas matom, tas plaukimas nėra toks paprastas, plaukiama kaip galima arčiau krantų, nes Viduržemio jūra yra pilna netikėtumų, bet kas to meto laivyboje buvo svarbu ir dabar gal mažiau svarbu, bet vis tiek svarbu, vėjas, vėjo kryptis. Vėjas gali būti palankus, vėjas gali būti nepalankus, vėjas gali būti šoninis. Ir aš tą puikiausiai žinau iš elektromobilio. Priklausomai nuo vėjo krypties labai greit pasijusdavo, kiek energijos naudoja mano automobilis, kiek energijos naudoja baterijos. Jeigu palankus vėjas, mažiau, jeigu prieš vėją, tai labai vėl kitaip, jeigu šoninis vėjas reiškiasi, reikia laikyti vėl, vienu žodžiu, tai dabar plaukiam automobiliais irgi kaip reiškiasi, tas galioja ir vidaus degimo varikliui, bet kažkaip tai nesusimastydavau. O kadangi elektros automobilėje labai sekė visus dalykus, tai ten suprasdavai, kad ir vėjas turi daug reikšmės. Jie atvyko į Salmonę, Kretos salos piečiausias taškas, toks Kretos salos reiškiasi tarsi, toks apačioj kanaliukas, ir ten buvo Atėnė šventykla. O netoli paskui jie pasiekė dailiąją prieplauką, tinkama apsisaugoti nuo pavojingų šiaurinių vėjų, bet netinkama žiemoti grūdų laivui. Tai reiškiasi, kad jeigu grūdų laivas ten įstringa, yra labai mažutis uostas, nėra labai ką veikti, reikia sulaukti pavasario, o šiaip grūdai šitas laivas plaukia ir laikas, kuriuo jis plaukia, vėliau dar paaiškės, yra laivai į Romą galėdavo 2 kartus nuplaukti, jeigu spėja sezonui. Tai čia yra tas antrasis plaukimas, kur jeigu spėja, pasiekti spėja, o jeigu nespėja, turi laivas žiemoti kažkur, ir kol pasieks Italiją ir galės iškrauti grūdus ir galės grįžti atgal į Egiptą, į Aleksandriją vėl pasimti. Tai šita kelionė, tas antras etapas, antras gabenimas grūdų, jisai jau yra toks neužtikrintas, jis yra rizikingas, nes, reiškiasi, užsakovas reikalauja, kad būtų patiekta, jam nesvarbu, kokia tai bus rizika, o rangovas, kuris bando išpildyti, suinteresuotas pelnu, irgi rizikuoja. Taigi abidvi pusės, viena reikalauja, o kita rizikuoja. Rizikos yra daugiau negu pirmojų atveju, bet nerizikuosi, negersi šampano, ar ne? Ypatingai savo laidotuvėse, jeigu rizika bus, pasirodo, per didelė ir nepasiteisinusi. Ir ne tu savo, o jie tavo. Toliau skaitom 9. Prabėgo daug laiko ir laivyba tapo pavojinga, nes jau buvo pasibaigęs rudens pasniko metas. Paulius juos įspėjo, vyrai, aš numatau, jog šis plaukimas bus grėsmingas ir pražūtingas ne tik kroviniams bei laivui, bet ir mūsų gyvybėms. Tačiau šimtininkas labiau tikėjo vairininku ir laivo savininku negu Pauliaus įspėjimais. Kadangi uostas nebuvo tinkamai žiemoti, daugumas nusprendė iš ten plaukti toliau,
kaip nors pasiekti Feniksą Kretos uostą, atvirą į pietvakarius ir šiaurės vakarus ir tenai žiemoti. Taigi akivaizdu, kad jie Italijos nebepasieks, jau reikia ieškoti žiemojimo vietos, bet dailiojo prieplaukoje žiemoti nenori. O Paulius siūlo žiemoti, nes per daug pavojinga keliauti. Ir šitoj vietoj, žiūrėkite, Paulius Dievo žmogus, jis su Dievu, jis su malda. Ir kodėl nerizikuoti? Kodėl nerizikuoti? Ir čia vėl priminimas yra, kad nereikia neprotingos rizikos net misionieriams. Kartais mums atrodo, su Dievu tai aš jau viską galiu. Ir greičio nežiūrėti, reiškia ir sąlygų nežiūrėti. Jeigu aš manau, kad aš nešu Dievo vėliavą, tai jis man turi užtikrinti sėkmę ir pagalbą net neprotingomis sąlygomis. Ne. Misionieriai netampa bepročiais. Yra situacijų, kur protas neveikia, bet ne todėl, kad tu į jas kaip kamikadzė sąmoningai eini. Jeigu jos ištinka, tada kur Dievas ir kaip jis veikia ir ką jis gali padaryti. Bet pats sąmoningai, reiškiasi, į tokias didelės rizikas neturi leistis. Yra sveiko proto taisyklė. Ir misionieriai, jeigu ten žinai, kad tavęs laukia su kardais nužudyti, tai kokias tu misijas ten atliksi, tai būkit gudrus kaip žalčiai, neklastingi kaip balandžiai. Man pasakojo, kai Kinijoje ar kur ten, Tadžikijoje uždraudė, reiškiasi, jėzuitams, katalikams veikti, tai jėzuitų vienuoliai tapo budistais ir, reiškiasi, vaikščiojo persirengę budistų drabužiais, gieda tas visokias mantras, kai jau atvyksta pas juos tie žmonės, reiškiasi, ne katalikai, ne krikščionys, bet jiegi misionieriai, jie turėsiu. Gieda mantras ir kartais ten kokį sakinuką, Jėzus tave myli, žinai, Jėzus yra Dievas ir Hare Krishna, žinai, dar kažką būda. Ir reiškiasi, taip įsodindavo Dievo žodžio mintelę, nes ne jų reikalas rezultatas, jų reikalas yra sėti sėklą. Ir tą sėklą galima sėti ir gudriai. Ir reiškiasi, paskui krikščionybė turėjo poveikį ten. Vis tiek buvo žmonių atsivertusių ir išgirdusių ir Jėzaus vardą. Toliau. Buvo pasibaigę rudens pasniko dienos. Rudens pasniko diena yra susitaikymo dienos, taip vadinamas Jom Kipūras, šventė Jom Kipūras. Ir tais metais, kai Paulius plaukė, tai buvo 59 metai po Kristaus gimimo, ir tais metais tai buvo spalio 5 diena. Tiksliai žinome, kada buvo Jom Kipūras, bet Pauliaus plaukimo. Ir tada Kunigų knygoje Senajame testamente, Kunigų knygoje 16 skyriuje yra aprašyta, kas čia per susitaikinimo, kas čia per Jom Kipūro šventę. 16 skyrius 29-31 eilutės. Štai jums amžinas įstatymas. 7 mėnesio 10 dieną jūs marinsite save. Ir nei čiabuvis, nei ateivis gyvenantis tarp jūsų nesiims jokio darbo. Ta diena bus atliekamas permaldavimas jūsų labui, kad būtumėte apvalyti. Jūs tapsite švarūs nuo visų savo nuodėmių viešpaties akivaizdoje. Tai bus jums visiško šabo poilsis ir jūs turite marintis. Tai amžinas įstatymas. Reiškiasi, ta apsimarinimo diena ir tą amžiną įstatymą, tai kodėl mes dabar nesilaikome šito įstatymo? Kodėl? Todėl, kad tą amžiną įstatymą, permaldavimo ir susitaikymo įvykdė kas? Jėzus Kristus. Jis yra amžinas susitaikinimas. Mes su Jėzumi galime susitikti ne Jom Kipūro dieną. Ir tą susitaikinimą su Dievu, tą nuodėmių atleidimą gauti, bet kada kreipiamės į Jėzų. Bet kada. Nebėra viena diena metuose su pasniku ir visa kita, bet kada mes susitinkame ir prisiartinam prie Jėzaus gailestingumo, mes susitaikome su Dievu.
Jėzus yra mūsų Dievo gailestingumas, Jėzus yra mūsų susitaikinimas, Jėzus yra mūsų nuodėmio atleidimas. Valio Jėzui, ačiū už Jėzų. Amen, negirdžiu, amen. Amen. Gerai. Jūs turite truputėlį taip, gyviau kažkaip. Plaukiojimas tuo metu Viduržemio jūrom, tomis sąlygomis, buvo saugus iki rugsėjo 14 dienos. Aš jau sakiau, Jom Kipūras yra jau pasibaigę, reiškiasi. Kokia diena? Spalio 5. Saugus plaukiojimas, kur rizika mažiausia, yra iki rugsėjo 14. Pavojingas iki lapkričio 11. O negalimas nuo lapkričio 11 iki kovo 10. Tada neplaukiama. Yra neplaukiama, tiesiog yra jūra, nebeplaukiama. Ir tada, taip, tas laikas nuo lapkričio vidurio iki kovo pradžios vadinasi Mare Clausum, uždaryta jūra. Jūra neveikia. Joje neplaukiama. Ir 5 dienos po Jom Kipūro yra Sukotų palapinių šventė. 5 dienos, tai dar kita šventė. Ir jinai yra spalio 10 dieną. Taigi pasnikas prasideda, reiškia, nuo spalio 5 iki 10 tęsiasi. Ir jau tos dienos buvo praėję, taigi mes jau esame pavojingo plaukiojimo laikotarpį. Pavojingo, dar ne lapkričio, bet. Tačiau laivo kapitonui, kuris nėra laivo savininkas, yra 2 atskiri žmonės. Vienas yra laivo kapitonas, o kitas yra laivo savininkas, kuris plaukia kartu. Jiems svarbiau pelnas už bet kokius pavojus ir net gyvybės. Ar čia kas nors nauja? Ne. Jeigu kam nepasiseks, tai kitiem durniam. Bet mum pasiseks ir mes dar pasidarysime dvigubą pelną plaukiojimo laikotarpį. Ne vieną kartą nuplauksim, bet 2 kartus nuplauksim. Ir tada jau Romoje galėsime žiemoti ir švęsti. Šimtininkui tik reikėjo, o šimtininkas, jis juk yra keleivis su tuo, ką jis konvojum, ką jis lydi. Jam reikėjo nuspręsti, ar jis plauks su kaliniais šituo laivu, su šitais, kurie pasiryžę rizikuoti, jiem ne kaliniai svarbu, jiem svarbu į pelnas. Ar jisai pasiliks ir lauks kito laivo, peržiemos ir tada plukdys juos per. Bet matot, šimtininkui, kaip čia sakyti, vat šimtininko darbas. Kažkur šeima Cezarėjui, kažkur vaikai, kažkur ūkis, kažkas su tavim skaitosi, o dabar tu čia laive žiemoji, vienu žodžiu, reikia iš visų atiminėti maistą, viską reikalauti, su visais peštis, pyktis, gal Dievas duos, nesako Dievas duos, jie netikėjo vienu Dievu, daugiau. Gal Dievai duos, nuplauks ir viskas greit pasibaigs. Aha. Taigi jie apsisprendžia plaukti, pasiekti Feniksą, geresnį uostą žiemojimui, 75 km. Ir tas Kretos uostas, jeigu jisai yra didesnis uostas, tai ten daugiau galimybių ir žiemoti. Kaip čia sakyti, galimybių. A ko mes į Vilnių visi grūdamės? Jaunimas mūsų ko grūdasi? Sako, daugiau yra galimybių. Gyvenimas nebūtinai bus geresnis, nebūtinai bus pigesnis, bet atrodo, kad aš turėsiu daugiau galimybių turėti geresnį gyvenimą. O tai Panevėžy kokios galimybės, o tai Kupiškio, Krekenavai kokios galimybės, tai čia mes visai negantis. Tai mes kartais renkamės galimybės vietoj, reiškiasi, kitų dalykų. O tai ten yra daug teatrų, kinų ir viso kito. Tai kada paskutinį kartą buvo teatre? Nebuvom dar nė karto. Bet yra tos galimybės, reiškiasi. Tai aš be jokių galimybių Krekenavoje dažniau apsilankau Vilniuje teatruose ir kinuose ir visur kitur ir festivaliuose, negu tie, kurie nuvažiavo galimybių ir tada nuo ryto lig vakaro arė, kad kaip nors įsilaikytų Vilniuje, įsimokėtų butelį ar ką nors kitą ir taip toliau. Tai galimybės svarbiau už gyvybę kartais. 13.
Papūtus lengvam pietų vėjui, jie tikėjosi įvykdyti savo sumanimą ir pakėlę inkarą leidosi pirmin palei Kretos krantus. Bet greitai nuo salos pusės pakilo viesulas vadinamas Šiauryčiu. Jis pagavo laivą, nepajėgusi jam priešintis, ir mes turėjome jį leisti pavėjui. Kai sugalvoja, kad plauksim, pietinis teigiamas vėjas, pietinis šiltas vėjas, aukštyn gabena juos visą kitą ir taip toliau. Taigi, čia sugalvojom, kad rizikuosim, o čia dar toks geras vėjas pataikė. Taigi čia dievai mūsų išklausė, viskas čia gerai, laimina, reiškiasi, kortos gerai krito, reiškiasi, dar kas nors ten. Horoskopas skaičiau, sakė, viskas bus gerai. Čia kai jau reikia patvirtinimo, tai viską tvirtina. Tas teigiamas vėjas kaip pagalba sprendimui, bet pakilo viesulas Šiaurytis, kuris vadinasi Eurakvilis. Lotyniškai Eurakvilis. Tas vėjas vadinasi Eurakvilis. Jis ir dabar yra. Nepakito tas vėjas. Teko nesipriešinti, o pasiduoti. Kai pakilo jau tas vėjas, priešinimuisi, tada jeigu jau didžiulė banga, sako, nesipriešink, geriau leisk jai, reiškėsi, tave nešti, tai gal tu ant jos dar kažkur išsilaikysi. Bet jau jeigu norėsi išlaikyti savo kryptį bet kokią kainą, tai yra tam tikros jėgos, kur atsitrenksi kaip į sieną ir įsitaškysi kaip musė ant lango ir nieko nelaimėsi. Tai mes irgi susidūrę su savo gyvenimo tam tikrais šiauričių vėjais, turime klausti savęs, ar tas pasipriešinimas yra, ar tas vėjas, priešiškumas vertas mano pastangų atstovėti, ar verta. Ir vėl čia reikia tokios dvasinės įžvalgos, čia reikia dvasinio gyvenimo, reikia dvasinio pokalbio, reikia ryšio su Dievo žodžiu, su šventąja dvasia, nes ne visus mūšius reikia laimėti, kad laimėtum karą. Ne visus. Ir ne viskas turi būti taip, kaip aš suplanavau. Ir jeigu kažkur keičiasi planai, tai reikia turėti gyvenime tam tikro lankstumo. Nes jeigu to lankstumo nėra, tai gali sulūžti anksčiau laiko ir pasekmės gali būti negrįžtamos. Tai nereiškia, kad tu turi būti kaip žilvyčio šakelė, kur vėjas pučia ten ir lenkiesi, bet yra tam tikri reiškiasi dalykai, kurie reikalauja lankstumo. Toliau. 16-17. Kai mus nešė pro salelę vardu Kaudą, mes tik vargais negalais įsaugojome gelbėjimo valtį. Kai buvo užkelta, jūreiviai ėmėsi stiprinti laivą ir apjuosė jį virvėmis, kad nepakliūtume ant Sirto seklumų, jie nuleido bures ir taip plaukė toliau. Kaudos maža sala 4 km yra iš šiaurės į pietus. Ką jie padarė pro tą salą plaukdami? Jau pradėjo tam tikrus savisaugos žygius. Pirmiausia, užsikėlė nuo šono kabančią, prie laivo kabančią valtį, užsikėlė ant denio ir pririšo, kad jos nenuneštų, kad jos neišbalansuotų, nes, reiškėsi tai, kai tu esi pavojui, tai, kas tave gelbėja, yra arčiausiai. Ir mumgi dabar sako, susikraukite 72 valandų kuprinę, nes ar karo stoviu, ar kokios nelaimės stoviu, tam tikrus bazinius dalykus mes turime turėti kaip galima arčiau savęs. Turim žinot, kur yra pasas, turim žinot, kur yra pinigai, turim žinot, kur yra degtukai ir kažkas, reiškiasi turėti tam tikrą gelbėjimosi kažkokią strategiją. Ir šeimos turi žinoti, kur jie dėsis, kaip bus, jeigu bus kažkoks tai dalykas, tai va ta gelbėjimosi valtį. Antra. Apjuosė virvėmis laivą. Laivą, mes žinome, laivai buvo iš medžio lentų ir apjuosė jį, kad nesidaužydamasis laivas nuo bangų ir nuo visko, kad jis lentos nepradėtų skėstis. Tai kokios ten virvės turėjo būti, kaip ten turėjo būti išgalvota ta sistema, bet vienu žodžiu, jie kaip surišo kaip kūlį tą laivą dviejose vietose, kad tos išilginės lentos, iš kurių jis yra sudėta, kad jos nepradėtų skirtis, nes jeigu tarp lentų atsiras kuo galima didesni plyšiai, pribėgs vandens ir laivas nuskęs. Ir trečias dalykas, nuleido bures, kad neužneštų ant Sirtės seklumų. Taigi nuleido bures,
kad būtų kuo mažesnis vėjui galimybė juos nešti, ant Sirtės seklumų, o tai yra 650 km, kuriuos jie pasiekė per 2-3 dienas ir tas, tokiu greičiu jie judėjo, reiškiasi, ir būtų užnešti ant tų seklumų ir laivas sudužtų. 18. Mus baisiai vargino audra, todėl rytojus dieną teko išmesti į jūrą dalį krovinio. 3. dieną jūrininkai savo rankomis išmetė kai kurios laivo įrenginius. Ilgą laiką nematydami nei saulės, nei žvaigždžių, smarkios audros blaškomi, mes galiausiai praradome bet kokią viltį išsigelbėti. Taigi panašu, kad situacija negerėja, o tik blogėja. Ir pradeda mesti dalį krovinio. Ir išmetė tai, kas pirmiausia nebūtina pragyvenimui. Kažkokių dalykų ten buvo, kurie nėra esminiai nei išgyvenimui, nei plaukimui. Ir aš sakiau, atsikratimas tokio balasto, mes visi jo gyvenime turim prikaupę. Mes turime dalykų, mes turime patirčių, mes turime atminčių, mes turime dalykų, kurie yra, reiškiasi, tas balastas, kurį lengvai galime išmesti. Tai karts nuo karto namuose tikrai reikia pasidaryti tvarką. Ir ne tik fizinę tvarką namuose, bet ir savo prisiminimuose, ir savo, reiškiasi, santykiuose, irgi kažkokios nuoskaudos, kažkokios tai, kaip jūs, kas sekmadienį buvote Krekenavoje ir per nuotolį, tai apie tą būdą girdėjote, aš nekėjau. Reiškiasi, draugė padovanoja Budos statulėlę ir ta šeima, ta moteris, tą Budos statulėlę, kadangi draugė dovanoja, jie gyveno Ispanijoje, dabar gyvena kitoj šaly, visur gabeno kartu su savim. Ir jų namus saugo Budą. Ir kai aš nuvykau į tuos namus ir pamačiau Budą, ir ne tik Budą, bet ir Vudžiai reiškiasi lentą, kuri buvo įsiuvinėta ant paduškėlės, ant lovos. Jiem pasakiau, kad tie dalykai krikščionių namuose neturėtų būti, nes jos jokia Buda nesaugo ir jokia Vudžių lenta negali būti. Ir jie tuos dalykus išmetė. Tai buvo prieš mėnesį. Praeitą savaitę jinai susilaužė koją, o į jį važiavo dviratininkas. Ir pirma mintis, ką jie pagalvojo, buvo, mums reikia grąžinti Budą atgal, nes Buda dabar mus skriaudžia. Iki tol saugojo, o dabar jau pradėjo kenkti. Aš suprantu. Yeah. Bet kadangi jie buvo perspėti mano prieš išmetant, sakiau, kai jūs dabar tą padarysite, jūsų gyvenime atsitiks tokių keistų dalykų. Sakau, nepatiks. Nepatiks šio pasaulio kunigaikščiui, kad jūs atimate jam tokias galias suteikę buvot. Jūs sulauksite tam tokių ženklų, gąsdinimų ir visa kita, kad kai jūs pasirenkate Jėzaus kelią, kad tai yra neteisingas kelias. Žinote, kaip biliūno reiškiasi laimės žiburys. Lipti link laimės žiburio, visokios šmėklos, visa kita traukia ir sako, kad čia negeras kelias. Buvo daug geriau ir daug ramiau, buvo šventa ramybė, kai nėjote link šviesos, kai nėjote link Jėzaus. Bet kai pradedi eiti link Jėzaus, vyksta tokie gąsdinimai, kur jeigu tu pasiguosi savo artimiesiems netikintiems, tai jie sakys, o tai ko tu nori? Prasidėjusia su bažnyčia, su to tikėjimu, su maldom, su tais kunigais, tai va tau ir yra, mum tai viskas gerai. Gal ne visai gerai, mesgi tiesos niekam nesakom šitame pasaulyje, jeigu netikintis esame. Tai bet bent jau ne taip blogai, kaip jum dabar. Tai va šitas dalykas, kad balastas. Bet žiūrėkite, išmetė visokius įrangą ir dar kitus dalykus, bet neišmetė ko? Krovinio. Grūdų ne. Grūdai bus išmesti, bet kaip paskutinis dalykas. Nes grūdai yra pinigai, grūdai yra pelnas. Audra 2 savaitės, jokios saulės, jokių žvaigždžių, taigi jokio orientyro. Niekas nežino, nei kurią pusę pietus, nei kurią vakarai, nei kur šiaurė, nei kokios žvaigždės, tu tiesiog, nes nėra jokio šviesulio, tu nesiorientuoji ir eini per tamsą. Čia mūsų grupeliai vienas pasidalino, kad turėjo panašią į klinikinės mirties patirtį ir toje patirtyje dažniausiai girdime tokią stereotipinę istoriją,
kad tunelio gale yra šviesa. Tai čia net šviesos nebuvo, nes dar Jėzaus nelabai buvo aišku, kur jis ten yra ir kaip jis ten yra, ir dar buvo leista šiek tiek paeiti tamsoje. Tai nieko tokio. Bet kai neturi jokio šviesulio, tada nėra jokio atskaitos taško. Tai kas tada yra šviesulys, žinai? Kas yra orientyras, pagal ką aš orientuojas, kas yra gėris mano gyvenime, kas yra blogis, kas yra tiesa, kas yra melas, jeigu nėra. O šiai dienai nebėra jokių autoritetų. Ir paskutinis autoritetas yra griaunamas bažnyčios. Bet ne Kristaus bažnyčios, ačiū Dievui. Kad griaunamas ne Kristaus bažnyčios autoritetas, aš visom 4 už. O tada reikia klausti, o tai kur yra Kristaus bažnyčia? Ne bažnyčioje? Ir sinodinis klausimas ir yra, ar šiandien katalikų bažnyčioje yra Kristaus bažnyčia. Ir sinodinis klausimas bando per visas tas institucinės, kultūrinės visokias sanklodas ir formas atrasti, ar dar jo bažnyčioje yra Kristus. Nes yra kunigų, yra viskupų, yra parapijų, yra bazilikų, yra auksinių taurių, yra daug paveikslų, yra renesansų, barokų, ko tik tai nėra, yra įvairiausių programų, bet bažnyčioje Kristaus vis sunkiau yra susitikti Kristų. Vis sunkiau susitikti Kristų. Tuos, kurie kalba jo vardu, tuos, kurie kalba apie jį, net ne apie jį. Aš labai retai Kristaus bažnyčioje girdžiu, kalbant apie Kristų. Yra Dievas. Dievas tą, Dievas aną, Dievas. Tai čia kaip kokia filosofinė, idėja. Mes, krikščionys, negalim apie Dievą šnekėti, nekalbėdami apie Jėzų. Mūsų Dievas tapo žmogumi, jis turi vardą, jis turi veidą, jis turi pavyzdį, jis turi žodį, jis turi Evangeliją ir mes neišvengiamai turim kalbėti apie Kristų. Tai vakar kardinolas Sara irgi išreiškė susirūpinimą, dar kartą pakartota buvo, kad bažnyčioje įsivyravo pragmatinis ateizmas. Pragmatinis reiškiasi naudos siekiantis ateizmas. Kai kam šiandienos bažnyčioje naudingiau, kad Kristaus nebūtų. Ir va tada, kai tu bandai keisti šitą mintį, ieškoti ir mąstymą, tai opozicija pirmiausia iš kur? Iš pačios bažnyčios. Ir tada tikrai melskimės už popiežių Pranciškų, nes popiežius Benediktas žinojo šitą situaciją, bet suprato, kad jis tiesiog neturi jėgų nieko apie tai padaryti, jis per daug intelektualas ir per daug minkšto charakterio. Tai mes gavome, reiškia, socialistą iš Argentinos, kuris truputėlį netoks nulaižytai diplomatiškas ir demokratiškas ir visa kita, kaip čia mes vakaruose labai PC, politiškai, korektiškai viską bandom daryti. Ir jis, nors ir rateliuose dabar sėdi, sakė, kol aš dar suvoksiu, kas vyksta, mano misija yra pasukti bažnyčios laivą atgal link Kristaus. Labai sunkiai jam sekasi, sunkiausia pramušti vyskupus. Sunkiausiai pramušti vyskupus. Ir netgi kai nekurios kardinolus, kurie dirba šalia jo. Tai tada užtat yra tie pasikeitimai ir Vatikane nuolatiniai ir visa kita, nes tai melskimės už popiežių Pranciškų, kadangi jo intencija yra gera. Dėl priemonių mes galime ginčytis, bet ir jų neturime teisės vertinti, mes iki galo nesame ten, nežinom tų visų aplinkybių, nežinom tų visų peripetijų, tai nuo vertinimo susilaikykim. Vienu žodžiu, bet palaikykim tą mintį, kad sinodinės bažnyčios mintis yra sugrąžinti bažnyčią Kristui. Kristui. A mes tokius norim bažnyčią su Kristumi centre? Žinoma, kad taip. Ar tokią dažnai ir daug kur patiriame? Kyla abejonių. Tai va. Toliau. Prarado bet kokią viltį. Kai nebėra jokio orientyro, prarandi autoriteto, prarandi bet kokią viltį. Su kuo šiandien susiduria vakarų pasaulis? Su beviltiškumu. Nežinom, ko norim, nebežinom, ko siekiam, nei kaip pasiekti, nei ant ko statyti. Ir todėl jubiliejinių metų reiškėsi tema yra viltis. Jubiliejiniam metam popiežius vėl kalba, kad mes turime
viltį, susigražinti viltį. O viltį galime susigražinti tik tai atsisukę į Kristų, nes jis yra vilties davėjas, jis yra mums suteikiantis viltį. Ir jis vienintelis gali ją išpildyti. Jis vienintelis. Pasaulis gali dovanoti mums svajones, gali dovanoti projektus, gali dovanoti tikslus, planus, bet negali dovanoti vilties. Viltį gali dovanoti tik tas, kuris gali ją išpildyti. Ir tai yra Kristus. Mes patys savo vilties suteikti negalime, nes mes jos išpildyti negalime. Ir todėl labai dažnai jau esate girdėję, kad mes maišom žodį svajonė su žodžiu viltis. Tai du skirtingi dalykai, dvi skirtingos tikrovės, bet kai pas mus nesame atsargus su žodžio reikšmėm, tai viską suveliam į vieną ir tada galvojam, kad šnekam apie tą patį, bet ne apie tą patį ir nenuostabu, kad nesusišnekam. Tai vilties. Mums šiandien bažnyčioje reikia nebe koncertų, mums reikia nebe festivalių, šiandien mums nebereikia tiek to meno ar visokių kitokių dalykų, šiandien bažnyčioje mums reikia vilties, o tai reiškia mums reikia Kristaus. Ir tai, kas trukdo Kristui būti jo bažnyčioje, turi būti atiduota ar muziejams, ar valstybė, ar kultūros įstaigom, ar kam kitam, kad mes galėtumėm netrukdomai prie jo prieiti. Airijoje, vėl pasakojau, reiškia, Dubline Švento Petro didžiulė bazilika katedra, yra turizmo labiausiai lankoma vieta, bet bažnyčia jau prieš 10 ar daugiau metų atidavė valstybei, nes nebetarnauja bažnyčios misijai tas pastatas, jis tapo turizmo ir kultūros centru ir jie atidavė valstybę, jūs prižiūrėkit, jūs saugokit tą visą meną, tą visą palikimą ir taip toliau, o katedra persikėlė į paprastą parapijinę bažnyčią, nes ten renkasi krikščionių ir bendruomenės maldai. Man labai liūdna bazilikoje, jau nekartą esat girdėję, į baziliką atvykstama. Baziliką mes gavom todėl, kad joje yra saugomas stebuklingasis Dievo motinos Marijos su vaikeliu Jėzumi paveikslas, tai yra piligrimystės, tai yra maldos, tai yra susitikimo vieta. Tai nėra pasižiūrėjimas, kaip išdažytos sienos ir kokio senumo stovi paveikslai arba dar kas nors. Tai mums kultūriniai turistai, kad jie bazilikoje lankosi ir fotografuojasi, o sakymas, kad gal Marija juos užkalbins. Nu taip, Marija neturi ką daugiau veikti, taigi žiūri dabar čia kurį filmuotoją ir fotografuotoją užkalbinti. O tuo metu, reiškiasi, turistai trypia maldos erdvę ir iškreipia tos vietos užduotį. Ta vieta pirmiausia yra ne kultūrai ir ne menui, jinai yra skirta Dievo garbinimui, Dievo slėpinio, Dievo meilės kažkokiam tai patyrimui. Ir jeigu tai nebetarnauja tam, pasimkit, kam reikia tos kultūros, o mes melsimės parapijos namų salėje, kur vasarą gali pavėsinti, žiemą gali pašildyti, bet gali turėti susitikimą su slėpiniu, su Kristumi, su jo žodžiu, su jo bendruomenė, su jo sakramentais. Nesakau, kad dar čia tai padarysim, bet nenustebkim, kad į tą einama. Toliau. Kadangi prarado viltį, žiūrėkit, kas atsitiko. Žmonės jau ilgą laiką nieko nevalgė. Paulius prie jų ir tarė, vyrai, reikėjo paklausyti manęs ir neplaukti nuo Kretos į jūrą. Būtų išvengta pavojų ir nuostolių. Tačiau ir dabar patariu nenusiminti, niekas iš jūsų nežus, tik laivas. Šią naktį man apsireiškė angelas Dievo, kuriam aš priklausau ir tarnauju ir pranešė. Nebijok, Pauliau, tu privalai stoti prieš Ciesorių, todėl Dievas tau dovanoja visus, kurie su tavimi plaukia. Tad vyrai, drąsiau, aš tikiu Dievu, kad taip ir vyks, kaip man pasakyta. Mus išmes į kokią nors salą. Kai nėra vilties, nėra ir apetito. Nes matote, apetitas yra susijęs su gyvybiškumu. Jeigu tu nematai dėl ko gyventi, tai tu nelabai stengiesi ir palaikyti savo gyvybinės funkcijas. Žmonės, kurie pasiduoda nevilčiai, netekties, gedulo metu, jie nustoja maitintis, jie nustoja valgyti, jie nustoja praustis, jie nustoja, vadinasi, save prisižiūrėti, jie nustoja rūpintis kitu ir, sakykime,
yra tėvai, mamos, kur prarado vaikutį ar kas nors ir tada toks vyksta gedėjimas, tokia didžiulė neviltis. O tuo metu kiti vaikai gyvi likę, nebeturi mamos. Reiškiasi, niekas jais nebesirūpina, niekam jie nebeįdomus. Reiškiasi, yra tik tas vienas didžiulis skausmas, ta didžiulė netektis ir taip toliau. Tai čia vėl, aišku, yra nevilties ženklas. Nevilties ženklas. Ir čia tos viskas bus gerai. Čia mano tavo svajonė, šitas vaikas yra išpildys tas svajonės, kurių tu negalėsi realizuoti. Matote, jeigu mes priimame vienas kitą ir savo vaikus ir savo šeimą, kaip Dievo dovaną skirtą mums padėti, mums artėti prie Dievo, bet kartu ir jiems eiti link Dievo, tai kad ir sunku, tu galiausiai pasakai, tai mes visi ten keliaujame. Ir mes turime Teresėlės tėvų, Zelijos ir Liudviko Martinų. 9 vaikai, Zelija pagimdė, 4 iš jų mažiukai iškeliavo pas Viešpatį. Galiausiai pati Zelija 46 nuo vėžio iškeliavo ir liko Teresėlė mažiausia 4 metų našlaitė. Tai koks čia gali būti tikėjimas, kur čia yra tikėjimas? Tai sakykit, kas tada, jeigu netikėjimas? Ir labai gražu yra tie laiškai, reiškiasi Zelijos laiškai susirašinėjimo, tad knygelė išėjusi. Tai ten labai gražiai atsispindi, kaip į kasdienybėje auginama viltis, stiprinama viltis, kaip jie dalinamasi vienas su kitu. Bet ta viltis yra duotybė. Tai vat apetitas. Kitas dalykas, ne tik nėra apetito, nėra galimybės gaminti maisto, tave mėto, krato į visą kitą, nėra vilties, tai kam valgyti. Paulius, patyręs keliautojas, primena savo patarimą. Bet ašgi jums sakiau, žinote tas. Ir čia labai nuskamba, ašgi tai jums sakiau, kad tai bus. Bet šitoj vietoj Paulius yra ne tik patyręs tarnautojas, keliautojas, kuris sako, kad, iš tiesų tai aš ne visiškai nusišneku, jeigu ką, čia yra toks bandymas pasakyti, kad aš tada šnekėjau, jūs neklausėt, aš dabar noriu šnekėti, dabar gal manęs paklausysit. Ir jis yra Kristaus mokinys, jis yra ganytojas, jis pamato žmonės be vilties, jame prabyla ganytojas. Jėzaus mokinys turi viltį, nes jis turi ryšį su Jėzumi. Ir kai tu susiduri su žmonėmis, kurie neturi vilties, nes jie nepažįsta Jėzaus, tai kieno užduotis tą viltim pasidalinti? Mūsų. Mes turime nešti tas, kas mus stiprina, tas, kas mums teikia viltį, ten, kur vilties nebėra, ten, kur gyvenimo prasmės nebesimato. Tai čia Kristaus sekėjų ženklas, dalintis viltimi. Ir Paulius tą daro. Jam rūpi pasidalinti viltimi beviltiškoje situacijoje. Nes jis pats, pavyzdžiui, 2 laiške Korintiečiams 11:25, išgyveno jau 3 laivo sudužimus. Jis žino, kad viltis yra svarbiau už tą tikrovę, kuri yra šiandien. Nes tam ir yra viltis, kad jinai duoda ateities kažkokią perspektyvą. Ir jis šitą sako, egzegetai nustato, kad Paulius va šitas aš jums sakiau, nėra šitas aš jums sakiau, bet yra efos, yra reiškiasi intencija. Intencija, kodėl jis priminė, ką jis sakė jiems, kad neplaukti ir kodėl taip atsitiko, nėra, kad parodyti, kaip dabar blogai, kad jūs manęs neklausėt. Intencija yra dar kartą įrodyti savo patikimumą. Aš kalbėjau tada irgi ne visai savo vardu ir aš dabar irgi kalbu ne visai savo vardu. Tai tą kartą nepaklausėt, dabar vėl yra galimybė paklausyti, nes aš kalbu ne savo vardu. Tačiau ir dabar patariu nenusiminti, niekas nežus, tik laivas, nes jis gyvenime mažiausiai svarbus. Jis yra svarbus iki kol atsiranda gyvenimo ir mirties klausimas. O žmonės kartais prisiriša prie tam tikrų dalykų ir niekaip jų negali paleisti.
Jau mirti laikas, jau reiktų su Dievu susitaikyti, jau reiktų Jėzaus ieškoti ir taip toliau. Ne, dar yra mano ten kažkokie dalykai, kur nenusineši. Man prisimena, reiškėsi, tokia istorija. Sako, va dabar jūs paliko parapijoje, Krekenavoje, neiškėlė. Tai ūkininkais vienas atsiliepė. Sako, prieš tai buvęs klebonas Budriūnas čia 28 metus dirbo. Užsisėdėjęs buvo ir kadangi jis užsisėdėjo, toje parapijoje nustojo lyti. Dabar, sako, istorija vėl kartojasi. Jankūnas vėl liko ir vėl mes turim bėdų su krituliais. Visur lyja, pas mus ne. Žinot, kas kaltas, dabar aišku. Tai jam tada sako, o tu buvai nuėjęs į bažnyčią, į baziliką, paprašyti Dievą, kad lytų, ar čia tik Jankūnas su Budriūnu viską turėjo daryti. Ne, sako, aš vieną kartą buvau nuėjęs. Ir ką? Sako, nieko. Mat nieko. Tu, sako, nenorėk iš vieno karto. Tavęs ten nepažino. Dievas tavęs iš to vieno karto nepažino. Tai juokas juokais. Tačiau, angelas Dievo, kuriam priklausau ir tarnauju. Dievo, kuriam priklausau ir tarnauju. Kiek mūsų galime pasakyti, aš priklausau Dievui ir aš jam tarnauju. Čia galėtų būti mūsų krikščioniško gyvenimo programa. Pamastyti, kaip tai gali tapti tiesa apie mane. Dievo, kuriuo aš tikiu, yra Dievas, kuriam aš priklausau ir tarnauju. Aš esu jo nuosavybė, tai viena, o kita, aš noriu būti šeimininkui naudinga nuosavybė. Nes yra nuosavybės, kurios mes turime, kuri mums netarnauja, kuriai mes tarnaujame. Ar nėra tokių nuosavybių? Ja? O kur čia Dievas? Tai tikrai pergalvoti, kas yra mūsų gyvenimo nuosavybė, kuriai mes tarnaujame, ar kuri tarnauja mums. Toliau. O kam priklausome ir tarnaujame mes? Pagonių, Egipto ir graikų dievai, Dioskuris, Isis ir Serapis nepadeda. O Izraelio Dievas, apie kurį kalba Paulius, žada išgelbėjimą. Ir nebijokite, nes Dievo valia yra, kad Paulius stotų prieš imperatorių. Ir todėl Pauliaus malda išklausoma, ne tik, kad Paulius atsidurs Romoje, bet ir Pauliaus malda yra išklausoma išgelbėti visus šitos žmonės, kurie yra su juo. Tuos, kurie yra be vilties, tuos, kurie nepažįsta tikrojo Dievo. Paulius meldžiasi ne už save. Paulius meldžiasi už juos. Ir geras krikščionis už save nesimeldžia. Geras krikščionis visada meldžiasi už kitą. Manim rūpinasi Kristus, o aš noriu tą Kristaus rūpestį parodyti kitiems. Aš už save užpirkau mišias. Labai gerai. Svarbu, kad gerai būtų nupirkta, reiškiasi. Tai kunigas už save paaukojo mišias. Labą dieną. Tai kas čia dabar per? Aha. Toliau. Išmes į kokią nors salą, ir mes jau žinome kokią, Maltą. Geriausia būtų šitam scenarijui. Geriausias scenarijus šitos visos maldos ir nelaimės ir Dievo įsikišimo būtų koks? Baigėsi audra ir laivas ramiai pasiekė uostą be jokių nuostolių. Čiagi taip, jeigu tikras Dievas yra toks, jis taip turi padaryti, taip sako netikintis. Ar suprantate? Aš netikiu Dievu, nes aš jam keliu nerealius lūkesčius, aš nenoriu jokio nuostolio turėti, tai tada Dievas yra. Bet jeigu ne viskas bus taip, kaip aš noriu, tai tada Dievo nėra. Labą dieną. Bet jeigu ir ne, tai nors pasiekti tvirtą žemę. Nes kai tave mėto į kairę į dešinę,
kai tu reiškiasi ten, vienu žodžiu, šviesios dienos nematai, nežinai kuria pusė, tai paskui, kai jau pasieki krantą, ja. Ir paskui jau kai mėto dėl kitų priežasčių, reiškiasi, labai džiaugiesi, kad vėl gali stovėti ant tvirtos žemės. Tai kas yra ta tvirta žemė, ant kurios mes vėl pajaučiam tą stabilumą? Kai buvome svaidomi Adrijos jūroje 14 naktį, apie vidurnaktį jūreiviams pasirodė, kad artėjame prie sausumos. Jie išmetė grimzlę ir nustatė 20 jūros sieksnių gylį. Išmatavę dar kartą, berado 15. Taigi Adrijos jūra, per audrą jie 14 parų ir jie jau nuplaukė 882 km. Kai numetė, pajuto, reiškėsi, kažkaip jūrininkai pamatė, o ten kažkaip šventam rašte rado, kad kai bangos atsimuša į uolą, kai banga atsimuša į kažką kietą, jinai grįžta su purslu tokiu. Tai jeigu tu matai jau, kad grįžta tie purslai, reiškiasi krantas arba kliūtis yra kažkur netoli, kur banga lūžta ir gauna atgalinę. Tai jūrininkai mato, kad tie purslai yra, bet kur krantas ir koks krantas, nieks nežino. Ir geriau, aišku, geriau žinoti, bet nuo to lengviau nepasidarys, jeigu tai netinkamas krantas. Taigi jie išmeta grimzlę. Ir 20 jūros sieksnių, vienas sieksnis buvo ilgis tarp ištiestų rankų. Va taip žemyn reikia matuoti 20 tokių sieksnių. Metras apie 1,87 m yra jūrinis sieksnis. Tai dabar 20 reiškiasi jūrinių sieksnių ir apie 37 metrus gylis. Tai dar gilu. Po kiek laiko vėl išmetė, jau 15, reiškiasi jie artėja, jūrogi, žinome, yra kalnagūbris kažkoks, tai jie artėja link kranto, nes tas atstumas gremžlės vis mažėja. Nuleido, kad neatsitrenktų į tą krantą, kuris taip grėsmingai artėja, o jis neaišku koks, kad jeigu bangos jį dūžta ir purslais grįžta į tokį nuotolį, tai koks ten turi būti krantas, tai tiekšėsi, žinai, ir mažai nepasirodys, tai su purslais ir jie grįž atgal į jūrą, bet jau ten bus jų kapavietė. Jie išmeta gale 4 inkarus, kad sulaikytų laivą, kad jo nebeneštų į tą krantą, kol nors kiek prašvis. Tai buvo naktis, 14 naktis. Kol nors kiek prašvis ir jie galės apsižiūrėti, koks čia krantas ir kaip čia jį galim pasiekti, kad laivas, reiškiasi, 4 inkarai sulaikyti vietoje. Ir čia irgi yra priminimas, kad visiškoj gyvenimo tamsoj arba labai dideliai krizai nereikia skubėti daryti sprendimų. Reikia palaukti, kol truputėlį prašvis. Kol galvoj bus šviesiau. Ar įsimiegoti, ar rekolekcijas kokias atlikti, ar į tikėjimo šviesos atlikti, reiškiasi. Truputėlį prieš tą ne ant karštųjų daryti sprendimus. Ja, viskas dabar, žinai. Valgyti nenori, nieko nenori, reiškiasi, aš dabar padarysiu gyvenimo sprendimus. Palauk, tu pirmą išsiaiškink, žinai, kas čia kur. Ir tada 30. Jūreiviai mėgino pabėgti iš laivo. Jie nuleido į jūrą gelbėjimo valtį, neva norėdami išmesti inkarus laivo priešakyje. Paulius įspėjo šimtininką ir kareivius. Jei šitie nepasiliks laive, jūs neįsigelbėsite. Tada kareiviai nukapojo valties virves ir leido jai nukristi į jūrą. Jūreiviai mėgino pabėgti iš laivo. Visada yra už Dievą ir kitus protingesnių. Jūs laukite čia, reiškiasi, ar prašvis, ar nušvis, a mes, reiškiasi, žinom, kad krantas netoli, mesgi jūrininkai, mesgi profesionalai, mes kaip nors vis tiek neprapulsime. Net jeigu ir valtis suduš, mes žinome, kad krantas yra netoli, mes plaukti mokame ir mes tikriausiai įsigelbėsime, o tie durneliai, reiškiasi, tegu lieka. Visada, visuose atvejuose, yra. O jūs atsimenat, kaip sunkiai jie tą valtį rišo, ant denio dėjo, kad apsaugoti ir visą kitą ir taip toliau.
Ir kuo viskas baigėsi? Kareiviai nukirto virves ir valtį atidavė jūrai. Reiškiasi, nei tie neįsigelbėjo, nei tie ne. Nes dabar šimtininkas patikėjo, pakol kas dabar labai tiki Pauliumi ir Pauliaus žodžiais. Jeigu pasakė, kad įsigelbėsim visi arba ne vienas, tai tada panaikinti va šitą pagundą, kitiem būti protingesniem, gudresniem ir visa kita. Labai yra gerai karo metu turėti kiek galima daugiau druskos, kiek galima daugiau miltų, kiek galima daugiau vandens ir ypatingai benzino. Nes tada galėsit ir į sodą nuvažiuoti. Niekas, aišku, gaisrinės nevažiuos, reiškiasi, greitosios nevažiuos, kai kaimynai, reiškiasi, nieko neturės, bet jūs, ačiū Dievui, būsite viskuo ilgam apsirūpinę iki karo pabaigos. Juokinga, ar ne? Tai va, tai realiai, tas savisaugos instinktai yra ribos, iki kiek tu iš tiesų gali. O paskui suveiks arba žvėriškumas, arba žmogiškumas. Tai tuo duonos kąsniu tu nesidalinsi su to, kur neturi. Tai dalinsis. Tu jam sakysi, kad tu kvailys nepasirūpinau, aš protingas pasirūpinau, tai čia irgi labai neilgas žmogiškumas. Vienu žodžiu, visur reikia tam tikro proto ir lankstumo. Užtat valstybė sako, 72 valandas kiekvienas turi gebėti pasirūpinti savimi. Bet paskui turi suveikti procedūros, kada ir maistas, ir vanduo, ir kažkokie apsaugos, ir kažkas kita. Ar suveiks ar nesuveiks, mes nežinom. Bet valstybė sako, piliečio pareiga pasirūpinti savimi ir tam, kas jam priklauso, už ką jis arba jie atsakingas, 72 valandas, o ne 72 dienas. Tai kyla klausimas, bet žinant mano mamos, reiškiasi skladuką, tai ten dar kokiem 3 metam būtų, ar ne? Jeigu nereiktų su nieko dalintis, aišku. Bet paskui, žinai, reikės Kalašnikovo ar šautuvo apginti tą maisto resursą. Nes alkana minė eis bet kokią kainą. Vien žodžiu, atsakau, čia prasideda. Toliau. Dar nepradėjus švisti, Paulius paragino visus valgyti sakydamas. Šiandien jau 14 diena, kaip jūs laukėte nevalgę, nieko burnoje neturėję. Todėl aš jūs prašau valgyti, to reikia jūsų įsigelbėjimui. Nė vienam jūsų nenukris nė plaukas nuo galvos. Tai pasakęs, jis paėmė duonos, visų akivaizdoje padėkojo Dievui, laužė ir pradėjo valgyti. Tuomet visi pralinksmėjo ir ėmėsi valgio. Reikia valgyti. Reikia maitintis, kad Dievas galėtų išgelbėti, reikia patiems stengtis išlikti gyvais ir turėti jėgų jam tarnauti. Mes ir patys turime rūpinti savimi. Čia atsimena tą anekdotą apie reiškiasi, kaip čia net vanas, bet kai kyla vanduo, kaip vadinasi tas. Potvinis, reiškiasi. Ja. Ir valtį siuntė, reiškiasi. Ir malūnsparnį siuntė, o žmogus reikia, nieko man nereikia, Dievas mane išgelbėsi. Kai numirė, paskui priekaištavo Dievui, ko tu manęs negelbėjo. Sako, tai durniau. Į valtį siunčiau, į malūnsparnį siunčiau. Tai ką tau dar reikėjo padaryti, kad tu suprastum, kad čia mano pagalba. Tai va kartais mes irgi užsiciklinam ir... Bet žiūrėkite, reikia valgyti. Kai jau žmogus natūralia mirtimi miršta, sulaukęs tam tikro amžiaus, jau kai nustoja valgyti, yra ženklas, kad jau kažką žino apie kelionę namo. Ir tada nereikia perspausti per jėgą. Aš kai lankau ligonius, aš visada paklausiu, koks apetitas yra. Ir jeigu dar kažkas valgosi, tai dar gerai. Jeigu jau nebesivalgo, tai tada reiškiasi jau žmogus kažkaip tai arba savo yra pasakęs kažką, arba kažkaip nusprendęs, nes ir tada yra labai svarbu valgyti su. Žydai ir krikščionys, taip kaip čia Paulius, paėmė duoną,
sukalbėjo padėkos maldą, laužė, valgė ir davė kitiems. Kur čia tas pasikartoja? Eucharistijoje. Paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą, laužė, pats valgė ir davė jiems valgyti. Tai Paulius pakartoja eucharistinį maistą, dalinimosi maistą. Dievas nori mus apdovanoti tuo, kas teikia gyvybę, tuo, kas maitina mūsų viltį, tuo, kas maitina mūsų meilę. Ir todėl Eucharistijos šventimas yra simbolinis veiksmas, bet tai yra tikrovės, dieviškos tikrovės įėjimas į mūsų gyvenimą. Mums reikia Eucharistijos, mums reikia šito maisto, mums reikia jo dalintis. Ir aš visai neseniai pagaliau man dašuto, kad kai kunigas perlaužia ostiją ir atlaužia gabaliuką, įdeda į taurę tą jungtis, kad būtų kūno ir kraujo. Ir tada kaip kunigai daro, sudeda tą apvalų duos gabaliukus kartu ir tada iškelia tokį vientisą apvalų. Ten gali matyti, kad praskirta, bet dažnu atveju sudeda taip, kad nesimatytų, kad praskirta. Tai palaukit. Taigi sulaužė. Tai paim gabaliuką, nes visi kiti irgi gaus gabaliukus. Jie neturėtų būti apvalūs, kaip čia dabar yra. Turėtų būti ta pati sulaužyta duona, bet mes viską taip esam supatoginę, nudildę, nulaižę, nučistinę ir visą kitą, kad, kaip sakiau, pas mus reikia patikėti, kad ne tik, kad ten Jėzus yra, bet kad ten yra duona. Nes nebėra duonos potyrio, nebėra duonos substancijos. Juk reikia čepsėti, reikia, kad trupiniai būtų, reikia kramtyti, reikia kažką ryti, o ne ir nepirsti. Reikia kramtyti. Ir tada, kai mes tą tikrovę, net sakramentinę tikrovę, taip nulaižome, taip nučistiname, tai paskui labai sunku, o tai kaip čia ryšasi su mūsų gyvenimo kasdienybė, o kaip čia ryšasi su mūsų duona. Ir kartais tie nudailinti, nulaižyti simboliai, jie pradeda kalbėti prieš mus, jie nebeperduoda tos žinios jėgos, to tikrumo. Jie tampa nebepatikimi. Ir valgo, visi pralinksmėja, stalo bendrystė, gyvenimo, gyvybės bendrystė. Mums reikia stalo bendrystės. Kuo daugiau ir altoriaus stalo, ir bendro stalo, ir šeimos reikia, kad prie stalo valgytų. Stalas turėtų būti namuose ta vieta, kur visi praeina, sustinka, vieni pamokas ruošia, kiti reiškėsi miegant jo ten, reiškėsi, kiti reiškėsi kumščių daužo, kiti reiškėsi skylės diržę bado. Stalas turėtų būti ne kažkokia ten tokia nučistita, nulaižyta vieta, bet ta kasdienybės susitikimo plokštuma, kur viskas turi tilpti, viskas turi pareiti. Mums reikia tokio bendrystės stalo. Toliau. Laive iš viso buvome 276 žmonės. Pavalgę, jie palengvino laivą, išmesdami jūron jėbus. 276 žmonės. Daug. Ir suvalgė daug. Kaip lėktuvė. Ir suvalgė daug. Ir palengvino laivą, išmesdami kviečius. Kodėl? Kviečiai buvo ten pats sunkiausias, reiškėsi, krovinys, pats brangiausias iš tiesų krovinys. Bet suprasdami, kad pralinksmėjo, atsirado nuotaika įsigelbėjimo ir jie supranta, kad norint į krantą kuo giliau užšokti, reikia, kad laivas būtų kaip lengvesnis. Kuo jis bus sunkesnis, tuo žemesnius akmenis ir kliūtis jis pasieks. Kuo reiškėsi jis lengvesnis, tuo didesnė galimybė jam sudužti arčiau kranto, įsmigti arčiau kranto. Ir tada grūdai eina į žemyn, reiškėsi, net grūdai jau tampa nebe tokia svarbi, reiškėsi, svarbus dalykas. Išmesdami kviečius, krovinį, atsargų sandėlius. Atsargas ir sandėlius. Kartais reikia iš esmės pakeisti gyvenimo balastą. Iš esmės.
parapiją pakeisti, gyvenamąją vietą pakeisti, šalį pakeisti, namus pakeisti. Mes matome. Kartais tiesiog, kad priartėtume prie Kristaus arba liktume su juo, reikia labai esminių pokyčių. Darbą pakeisti. Reiškia, yra tokie dalykai. Aš nesakau, kad nuo jų reikia pradėti, bet ateina laikas, kada tu supranti, kad jeigu tu norėsi turėti daugiau laisvės ir lengvumo tarnauti, turi tam tikrą balastą susimažinti. Aš, reiškia, kleboniją pakeičiau. Iš Budriūno klebonijos, kur labai daug buvo darbo, buities, persikėliau į labai mažą namiuką, kur aš ir pats galiu pagrindę pasirūpinti. Ir tai suteikia ir man, ir mano bendruomeniai daugiau laisvės. Aišku, nebeturiu kur susidėti antikvarinių baldų ir susidėti visų, reiškia, podelių ir šaukštelių ir visos vyno kolekcijos ir visų konjakų ir sidabro, labai mėgsta kunigai sidabrą kolekcionuoti, reiškia, ir meną, nebeturiu kur pakabinti paveikslų, žinai, ir šimonio ir kokiu ten nebuvę. Bet ką darysi? Rytui išaušus, jūreiviai negalėjo pažinti žemės, tik tai pastebėjo nedidelę įlanką lėkštais krantais, į kurią, jei bus įmanoma, jie nutarė pasukti laivą. Nupjovė inkarus, paliko juos jūroje, atleido vairo diržus ir iškėlė prieš vėją priekinę burę, leidosi į krantą. Atsidūrė ant seklumos, jie užšokdino ant jos laivą. Priekis liko tvirtai smigęs, o paskui galis ėmė irti nuo smarkios mūšos. Net jūreiviai nepažino, kur jie yra. Žinai, o kodėl turėtų viską pažinti? Ir kuo toliau nusėsti į krantą, kuo lengvesnis, mes sakėm, į Maltos salos pakraščių molį. Maltos salos pakraščiai yra smėlingi, o po vandeniu jie tampa molingi ir įsėdė į tą molį ir mes žinome, molis turi tokias labai rakinančias savybės, reiškiasi, ir įsmigo laivo priekis, o galą daužo bangos ir kuo čia viskas baigėsi. O baigėsi tuo, kad tuo metu kareiviai sumanė išžudyti kalinius, kad kuris išplaukęs nepaspruktų. Bet šimtininkas, gelbėdamas Paulių, sutrukdė jų sumanimą, jis įsakė, kad mokantis plaukti pirmi šoktų į jūrą ir plauktų į krantą. O kiti tai padarytų, kas ant lentų, kas ant laivo nuolaužo. Šitaip visi įsigelbėjo ir pasiekė žemę. Tai maža ko, tai dar kareiviai nusprendė, kad čia, žinai, čia gali blogai jam baigtis, dings tie kaliniai, tada jie turės už juos atsakyti, o atsakyti turės savo gyvybę, tai tada, kad nereikėtų antrą kartą tą gyvybę rizikuoti, tai dabar pasinaudokim progą, išžudykim kalinius ir pasakykim, kad jie bandė pabėgti, ir mes nuvykom į Romą be kalinių ir be nieko ir prašau. Čia visą laiką yra Dievo planas ir visada mes vis su savo visokiais planais, kaip čia kam galėtų būti geriau. Julijus pasitikė Pauliumi ir jo klauso. Ir tada jis liepia, kas gali, plaukia pirmi patys, o iš paskos tie, kurie plaukt nemoka ant lentų. Nes jeigu į vandenį būtų sušokę ir su lentom ir mokantis plaukti, tai žinote kaip lentos. Nei tu moki plaukti, nei tu moki tą lentą vairuoti. O tam mokančiam tu gali pakenkti. Tai liepia pirmiem šokti, kas moka plaukti, kad jie netrukdomai, laisvai galėtų tik su bangom kovodami pasiekti krantą. O jau iš paskos, kur nemokat plaukti, tai su kokia norit pagalba ant lentų, ant ko viso kito, jūs plaukit iš paskos, tuo labiau, kad ant lentos laikydamėsi jūs irgi turite galimybę, kad kitą lentą atmušite su savo lenta, o ne su savo ranka ir taip susižalosit. Tai žiūrėkite, labai detalė, protinga detalė, kad pirmiausia plaukia tie, kurie moka plaukti, o kurie nemoka plaukti, plaukia ant ko moka, ant ko gali įsilaikyti. Visi nepaisant audros viena, jūreivių noro pabėgti su valtimi, karių noro išžudyti kalinius, pagal Dievo planą, kuris Pauliui buvo apreikštas, visi saugiai pasiekė krantą. Ir 28.1. Įsigelbėję sužinojome, susitikę su vietiniais,
kad sala vadinasi Malta. Šitoje vietoje sako Melitė arba Malta. Tai taip Paulius pakol kas gana sėkmingai pasiekė Maltą. Maltos ordinas, Maltos sala, visa kita ir taip toliau. Ir ten Pauliaus prieplaukai yra labai daug su Pauliumi susijusių vardų. O mes vis dar plaukiame per įvairiausias gyvenimo audras, per įvairiausius vėjus ir norime, kad Kristus būtų su mumis tame laive, kaip buvo Paulius tame laive ir Dievas buvo su juo. Ar nenorime? Norime. Tai jeigu norime, tai tebūnie. Nebaisi mums audra, nebaisi mums audra, nebaisi mums audra. Su Kristum laive, nebaisi mums audra, nebaisi laukiame namo. Laive, nebaisi mums audra, nebaisi mums audra, nebaisi mums audra. Su Kristum laive, nebaisi mums audra, nebaisi